Kai kas nors pasako tau pastabą, kuri nepatinka, užsisklendi ir pasakai savo. Nebendrausiu su tokiais žmonėmis. Gali ateiti tokia diena, kai jau neliks su kuriais bendrausi. Čia irgi apie tai, kad nebendrausi, bet kiek tu gali savo leisti bendrauti. Nes su visais reikia būti po pusę dienos kartu, neišsiskiriant. Ribų ir ribų brėžimo mada yra ant bangos, kaip čia sakykime. Ir man atrodo, kad ribos tai nėra tik tai nesakymas ir mokėjimas sakyti kažkam ne, bet ribos yra tam, kad gali būti taip, ne, pasitarkim, yra daugiau būdų, kaip gyventi šitam pasauly su kitais žmonėmis. O jeigu yra tų dalykų, kad tu bandai atliepti visų kitų poreikius ir savo poreikius sumažini arba galvoji, kad užaugs vaikai, ten viską padarysiu ir tada jau pasirūpinsiu savim ir duosiu savo pailsėti, tai čia jau yra tas laikas, kada reikia sustoti ir turėti 20 minučių pagalvoti, kad kažkur gal aš turėčiau irgi gauti tos energijos ir pasirūpinti savimi.